Įsigijote naujus namus, o juose langai vis dar be užuolaidų. Šiek tiek nejauku ir visam interjerui trūksta tarsi užbaigtumo. Nuo ko pradėti ir ką atkreipti dėmesį renkantis užuolaidas? Šiandien laida Realu akimis svečiuojasi Ivi Textil. Komanda papasakos viską apie užuolaidas ir jų funkciją mūsų namuose. Skirtingos erdvės, skirtingi kambariai ir interjeras tuose kambariuose skiriasi. Tai kaip nepasimesti visame šitame procese? Kiekvienas žmogus ir kiekvieni namai turi individualų pasiuvimą, niekam nesunam vienodai ir dažniausiai vis tiek mes žiūrim pagal stilistiką namų, žmogaus noras čia yra labai svarbus dalykas. Tai pasitikėjau komanda atvažiavo pas mane į namus ir prie kiekvieno kambario mes ėjom su pavyzdžiais ir rinkom tokius, kokius aš noriu ir kas man yra gražiausia, kas yra praktiška. Labą dieną, Ilona. Tai sakykit, nuo ko reikėtų pradėti? Ieškojimo karnizų, begelių ar pačių užuolaidų audinių? Sveiki, Goda. Aš noriu patarti pradėti nuo projekto, kada pas jūs atvažiuoja dizaineris, profesionalas, kuris jums padarys projektą dėl audinių, dėl karnizų, dėl pasiuvimų. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis pačius audinius? Namuose skirtingos erdvės, skirtingi kambariai ir interjeras tuose kambariuose skiriasi. Tai kaip nepasimesti visame šitame procese? Aš noriu pasakyti, kad audinių rinkoje yra milžiniškas kiekis ir kad parinkti reikia būtinai patarimo profesionalo, kuris žino apie savybės to audinio, apie kokybės. Aišku, spalviškai irgi reikia parinkti su profesionalu. Yra audinių akustinių, yra blekautinių, yra lengvų, yra dekoracija audinis. Visame tame kiekį audinių būtinai reikia tartis, kad jums pačiam pasirinkti užims daug laiko ir nervų netgi kartais. Turiu progą pakalbinti Ivi Tekstilės komandos narę, tai yra dizainerė Valentina. Valentina, sakykit, ar yra kažkokios taisyklės renkantis audinius? Ar reikėtų derinti prie sienos spalvų, galbūt tapetų rašto, o gal namuose esančių baldų? Aišku, yra kažkokie standartai, tarkim, bet mes dirbam daugiau su nestandartiniais sprendimais ir remtis tenais arba prisirišti prie baldų, sienų ar taip toliau, niekada taip nedarom, nes žmogus turi kažkokių norų, kažkokių įsivaizdavimų, visada išklausom, ką pasako mums klientas ir randam bendrą sprendimą. Tai dabar šiuo metu, tarkim, čia yra vienas iš pagrindinių tokių audinių spalvų ir yra mados tendencija, tai mes rišamės prie šitos paletės, spalviškai prie šitos paletės ir pagal ją pasirenkam, bet kartais žmonės nori kažkokių raštų, nežinau, tenais iššokio, akcento ir taip toliau. Tai tada įsivertinam bendrą erdvę, bet irgi padarom taip, kad žmogui nebūtų sunku nuo tų užuolaidų ir kad vizualiai atrodytų gražiai, nors ir su kažkokia sodria spalva. Tai kažkokių tokių taisyklių, iš tikrųjų tai ir nėra. O sakykit, kas madinga dabar, arba kokios yra tendencijos, ką naujakuriams dažniausiai siūlote? Šiaip, jeigu remtis tik mada, tai tada yra žemiškos spalvos visos ir minimalistinis stilius. Bet jeigu mes darom minimalistinį stilių, tai mes darom kažkokį labai įdomų, gražų pasiuvimą. Tam, kad vis tiek būtų išskirtinumas tose užuolaidose, nes žmogus ten gyvena ir pagrinde čia yra erdvė, kur žmogus poilsiauja, ateina į namus ir jam turi būti ten ramu, gražu ir taip toliau. Tai kiekvienas žmogus ir kiekvieni namai turi individualų pasiuvimą, niekam nesunam vienodai ir dažniausiai vis tiek mes žiūrim pagal stilistiką namų, žmogaus noras čia yra labai svarbus dalykas. O dar sakykit, ką siūlote klientam, kurie turi nuostabų vaizdą per langą? Nežinau, miškas, galbūt tekantis vanduo ir jiem galvoja, kad jiem nereikia užuolaidų. Žinokit, tokiose situacijose iš tikrųjų aš labai irgi nemėgstu, aš tikrai nors dirbu su užuolaidom, su tekstilė ir su baldais, bet aš jums pasakysiu, kad aš irgi neužkraunu užuolaidom žmonių langų, tai dažniausiai mes susirandam kažkokį tarpinį variantą, čia nėra nakrinė užuolaida, ne dieninė, bet kartais ir dieninė, bet iš esmės labai turim daug lyno užuolaidų, tokių natūralių audinių, kurių nebūtinai užkrauti visą plotą lango, mes padarom kažkaip gražiai, susidrapiruojam, paminkštinam tą erdvę, keletą ten gabalų, pasikabinam, pasižiūrim
Ir visada klientas turi galimybę pasižiūrėti. Ta prasme, čia nereiškia, kad mes atvažiuojam, jūs užsakot, mes padarom ir tu turi vaizdą. Ne, aš galiu atvežti gabalą audinio, mes jį užsikabinam, pasižiūrim, jeigu žmogui tinka, bet tiek, kiek norisi erdvės uždaryti. Jeigu per daug mes pamažinam, jeigu per mažai mes padaug. Bet čia irgi labai individualus dalykas. Tai čia šiaip neužkraunu aš tokių langų niekada, ta prasme, jokiais audiniais, nes, žmogus perka tokį vaizdą, neužuolaidas, teisingai. Tikrai taip. Tai yra galimybė neapkrauti jokiais audiniais lango, jeigu turim gražų vaizdą, arba jeigu norim kažkokios funkcijos, mes galim atitinkamą audinį jam ir pasirinkti. Taip. Daiva, Ilona prasitarė, kad esate nuolatinė klientė. Papasakokit apie savo patirtis. Tai pirmą kartą mane supažindino draugė, nes aš ieškojau savo naujam namui įsirengti, kas galėtų man padėti su užuolaidom. Tai mane nukreipė būtent pas Iloną į Tekstilę. Ir iš tikrųjų mano namas buvo nestandartinis, tai buvo su arkomis. Ir reikėjo tokių gerų ir įdomių sprendimų, kad atrodytų gražiai, tvarkingai, ir aišku, stilingai. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų to rezultato, nes mes dirbom prie to, net nežinau, gal porą mėnesių, nes iš tikrųjų buvo sunku į arkinius langus įstatyti tas užuolaidas. Bet rezultatas buvo tikrai pasakiškas ir aš labai džiaugiuosi, jau dabar džiaugiuosi 3 metai. O ar pati pastilizavot, ar pati išsirinkot audinius, ar visgi pasitikėjot komandą? Tai pasitikėjau komanda atvažiavo pas mane į namus ir prie kiekvieno kambario mes ėjom su pavyzdžiais ir rinkom tokius, kokius aš noriu ir kas man yra gražiausia, kas yra praktiška. Ir iš tikrųjų pasirinkau daugiausiai tai tokias tamsesnės spalvas, nes norėjau, kad užsitrauktų tas užuolaidas ir nebūtų ryte taip šviesu. Bet man labai patarė viską ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi savo namu. O kaip prižiūrit užuolaidas? Ar reikalauja tie audiniai priežiūros? Ar pati skalbėtės, lyginat, ar visgi vežat į valyklą? Tai visgi aš esu iš tų žmonių, kur norėčiau, kad jos būtų tobulas, tai dieninės aš dar ryžtuosi skalbti, o jau naktinės aš vežu tiesiog į valyklą, pasiemu švarias, tvarkingas, gražias ir labai džiaugiuosi dėl to. Vis dar dvejojate dėl savo užuolaidų pasirinkimo, o gal nedrįstate pasikabinti jų patys? Kviečiu susisiekti su Ivi Tekstil, kurie atvyks pas jūs į namus, sumontuos, išmatuos ir užkabins jūsų pasirinktas stilingas užuolaidas. Viskas nuo A iki Ž už prieinamą kainą. Kontaktai apačioje.